Penktadienio receptas, kaip visada mūsų laukia ir šį kartą receptas, kaip čia pavadinus, jis nėra prašmatnus patiekalas, bet tuo pačiu mes lietuviai, galime juo didžiuotis. Beveik nacionalinis patiekalas. Būtent. Nes nedaug kas turi pasaulyje keptą duoną ir ypatingai tokią, kokią kepame mes su sūriu dar. Galiu tik taip paliudyti, kad visiems, kurie atvyksta kur nors iš labai toli, labai patinka kepta duona ir jos pribloškia šio patiekalo paprastumas ir skonio genialumas. Būtent, bet mes ar žinome, vieni kitų galime paklausti, kaip ji turi būti patiekta. Čia tas pats kaip ar dribsnius iš pradžių pilti po to pieną, ar pieną ir po to dribsnius. Lygiai taip pat, ar duona turi būti jau išvoliota, išmirkyta sūryje, ar sūris turi būti kaip pasirinkimo laisvė šalia. O kas žino, kaipgi turėtų būti ir kaip atrodė pirmoji kepta duona su sūriu? Šiaip tai tikrai labai geras klausimas, bet hipotetinis. Taip, tai dar svarbus dalykas, kokia duona šiam nuo senų senovės mėgstamam užkandžiui tinka labiausiai. Taigi, užuosti gardžios keptos duonos kvapą, pabandykim kartu, nes kviečia mus kolega Arnas. Šią vasarą tikrai šio užkandžio ragavote ne vienas ir čia tokia amžinoji dilema. Ar kepta duona turi būti apvelta su sūrio padažu jau, ar padažas turi būti serviruojamas šalia. Ir net nebejoju, kad ginčai galėtų būti ilgi, net varžytuves galėtume surengti, bet kaip iš tiesų turi būti, mes ir pabandysime atskleisti kartu su mumis Etno dvaro virtuvės šefas Ramūnas Giraitis. Sveiki. Sveiki. Tai Ramūnai, pačiam padažas šalia, ar viskas turi būti apvelta? Tai jeigu jau valgome duoną su sūriu, tai turi būti apvelta. Ir tą ir pabandysim įrodyti. Gerai, tai dabar tai yra, nežinau, bandėt kada nors skaičiuoti, kurių tai laikų ir kieno sugalvotas užkandis? Na, mano darbo karjeroje tai jau buvo nuo pat pradžių, tai manau senas jau užkandis. Bet ar žmonės jo dar nori, ar mes jau esam tiek visko išragavę, kad jisai mums, na, toks jau pernelyg paprastas? Taip, žmonės nori, netgi buvo pripažinta, kad tai geriausias užkandis netgi pasaulyje, tai manau populiaru ir mėgiamas žmonių. Ant mūsų pjaustimo didžiosios lentos yra dviejų rūšių duona, šviesi ir tamsi. Kokia turi būti šiam užkandžiui? Tai šiam užkandžiui mes renkamėm šviesę. Čia mums kepa speciali kepikla, tokia vadinama salita duona, bet tinka ir palangos, ir visos šviesios duonos taip pat. O tamsi duona tai labiau jau be sūrio, tik su česnaku tinka. Taip, ir tada kiti ingredientai, nes tai yra labai paprastas patiekalas, kepta duona, bet neprastas ir visų mylimas ir mėgstamas. Tai reikia mėgiamo majonezo, reikia sūrio fermentinio ir smulkinto česnako, tam jau gardžiajam padažui. Na ir duona, ir aliejus kepimui. Galima fritiūrinėje arba grūzdintuvėje, galima namų sąlygom ir kažkokiam puodė su aliejum irgi puikiai išsivirti. Nuo kogi mes pradėsim šįryt? Tai nuo duonos pasiruošimo. Tai imam duoną. Ir čia irgi vėlgi diskusijos, kaip jinai turi būti supjaustyta? Na, mes pjaustom tokiom, į 4 dalis šitą riekę, tokiom juostelėm, kad būtų ir patogu valgyti, ir kažkokia estetika. Kiek čia mes suvalgysim, gal mums tokių šiam vakarui ir užteks. Taip. Tai pasipjaustėm tokiom riekeliam. Taip. Ir dabar kepimo procesas. Tai dedame į kaitintą aliejų. Ir čia dar matyti yra svarbu, kiek laiko kepti, kad jie neperkeptų ir netaptų per kietą, tiesa? Na, kol gražiai apskrunda. Reikia pamaišyti, kad vienodai apskrustų. Aišku, atsargiai, kad nesulūžtų. Bet vėlgi, čia kelios minutės ir duona bus. Nu, kol lengvai jau pradeda skrusti ir jau tai būna ženklas, kad jau iškepė. Ramūnai, kol čirška mūsų duonos gabaliukai, mes galim pasiruošti padažą. Padažą, teisingai. Tai padažų imam ingredientus majonezo dubenėlyje, taip. Į jį dedame česnako smulkinto, vėlgi pagal skonį, kokio norima aštrumo padažo. Ir sūrį, taip.
Čia, kaip sakant, bus toks riebus užkandis. Taip, jau čia, jeigu jau valgyti, tai skaniai, o skanu yra kaip konditerijai riebalai ir cukrus, tai čia riebalai ir baltymai. Taip, ir viską išmaišysim ir viską dar reikės išlydyti. Jo, būtų gerai, kad šitas padažas kažkur tai sušiltų. Aš rekomenduoju namų sąlygom karšto vandens vonelėje. Tai va, tiesiog statom į karštą vandenuką. Aha. Ir laukiam, kol aptirps. Čia vėlgi, ant kaitlentės ar dujinės pasistačius, viskas ištirpsta ir irgi vėlgi kelios minutės. Taip, taip. Kad netiesiogiai kaitintų, o kažkur su vandenuku būtų. Na va, ir mūsų duona jau iškepė. Kitas svarbus etapas nusausinti. Kitas svarbus etapas ją nusausinti ant kažkokios tai servetėlės, kad nebūtų daug to riebalo. Tai pilam švarų indą mūsų duonelę. Taip, traški, ką tik iškepta. Taip, dabar ima mūsų ištirpusi padažiuką. Ir negailėdami. Negailėdami. Vakarui reikia sočiai, skaniai. Ir vėlgi, čia, kaip sakėt, jau turi būti viskas gerai apsivelti. Taip, kad kiekvienam sūrio duonos gabalėliui tektų pakankamai sūrio padažo. Bet vėlgi, Arūnai, šituo atveju, kadangi dėjom česnaką į padažą, tai jau ant duonos česnako nebetrinam. Taip greičiau yra, bet jeigu norim dar paaštrinti skonį, tai galima dar kiekvieną lazdelę įtrinti česnaku. Ramūnai, viskas atrodo paprasta, bet skanu ir tam paskutiniam vasaros pasispardymui savaitgalio užkandis? Taip, prie giros, puikus užkandis ir gero vakaro. Ačiū pačiam ir belieka palinkėti skanaus.